Šiandien parodysiu, kaip pasigaminti pigius, maistingus ir labai skanius pusryčius. Ir tai yra grikių kiaušinienė. Kaip jau galbūt atspėjote, mums reikės grikių ir kiaušinių. Ir keptuvės su aliejum. Aš naudoju avokado aliejų, labai skanus. Aš dedu pagal save apie 100 gramų nevirtų grikių arba išvirus apie 300. Kiek gaunas grikių, juos pradžiai, ką darom, tai sukepam. Lengvai sukepus grikiam dedam kiaušinį. Aš dedu 4 kiaušinius. Ir reikia nepamiršti prieskonių. Tai druskytės, pipiro pagal save, ką labiausiai mėgstat. Iš tikro mėgstu labai baziliką, bet jau antrą savaitę kaip nenusipirkau. Tai viską gerai išmaišo, iki kol bus kiaušinienė. Gausiu tokia nemaža porcija, bet iš viso tik apie 700 kalorijų, 35 gramų baltymų. Labai puikiai tinka pasisotinti ir auginti raumenį. Ką, paragaujam? Galėčiau valgyti ir valgyti.